Čia Mindai, kelių policija. Prašom, kaip dirba. Žmonės važinėja. Čia yra labai normalu, natūralu. Kuo daugiau telpa į priekabą, tuo geriau. Biškutį rankos drebia, nes vairuoja Kormakas. Žodžiu, čia toks susisiekimas tai irgi labai populiarus. Dažniausiai iš kaimo atvažiuoja daugiau į miestą. Priekaboj. Aišku, tie vidury jau priekabos atsisėsti daugiau negali, stovi. Prašom. Čia Mindai specialiai filmuojam gatves, kaip ir prašė. Čia yra žiedas, prašom. Matot, kaip žmonės važiuoja, visi čia važiuoja, kaip sakant, kaip kas nori. Čia dešiniau, jeigu matot, tas pastatas yra teismas, teismo rūmai. Čia tiesiai važiuojam šitą gatvę iki Kormako ofiso. Tas raudonas pastatas paštas, vietinis paštas. Toliau mato, tas baltas pastatas yra bankas. Kitoj pusėje vėl kitas bankas. Dabar po kairiai galit pažiūrėti. Čia matosi viešbutis toksai. Ten giliau kitą kartą parodysiu, tenai vyksta mano klasės. Ten pilatesa, jogos užsiėmimai. Vėl, prašom, važiuojam tiesiai. Čia visa vienas kelias yra. Visoje saloje yra vienas kelias, kuris veda tiesiai. Čia yra shopping centras toksai nedidelis, bet geriau jau jūs nenorėkit pamatyti jo. O šitoj pusėje, tas oranžinis pastatas toksai, kur matosi labai ryškus, tai Kormako ofisas. Čia mes ir atvažiavom. Prašom, B-Mobile. Tai tiek šiam kartui.